We came with a group of children from Konotop. They suffer from war, and it is a great opportunity for them to spend at least a little calm time here. These are the children from Konotop, which is Sumy region, and from Kharkiv. So there are children from two different cities, and they didn't know each other when they came here, and now they are friends. Stiprūs kartu yra Šaulių sąjungos Pelėdų būrio iniciatyva atsiradusi per COVID pandemiją. Mes sukūrėme savanorių koordinavimo centrą, pavadinome Stiprūs kartu ir padėjom žmonėms toj kritinėje situacijoje. Prasidėjus 22 metų vasario 24 dieną įsiveržimą į Ukrainą, mes supratome, kad vėl reikės mūsų pagalbos. Ir mes vėlgi aktyvavome savo savanorius ir sukūrėme, vadinkim, tokį reiškinį, kur lietuviai priėmė ukrainiečius gyventi į savo namus. Tai buvo grinai vienintelė mūsų pačių sugalvota idėja ir jinai buvo pilnai įgyvendinta. Ir tik po keleto mėnesių valstybė perėmė iš mūsų šitą darbą. Mes supratome, kad galime padaryti dar daugiau, tai yra 22 metais mes pradėjome galvoti, kad reikia į Lietuvą atvežti kenčiančius nuo karo vaikus. Tai buvo lygiai taip pat sugalvota mūsų iniciatyva, kvietėmės vaiko teisių apsaugos tarnybą, kvietėmės psichologus, kalbėjome, kaip tai atrodys, kai vaikus paimame iš karo, jie pagyvena Lietuvoje trumpai ir vėl išvažiuoja. Bet mus nuramino, sakė, kad bent trumpas atokvėpis vaikams yra labai sveika, labai gera. Actually, we are the region where military actions take place, and our town was a victim of Russian aggression, not once. So the children who suffer from war are here, and some of them lost their parents. Our children can't have ordinary studies. They attend school just once in 3 weeks, though they are in the shelter because of a lot of alarms. So these children have lack of teachers' attention, they have lack of friendship, they have lack of communication. These are the things which are necessary for teenagers to grow as healthy, mentally healthy people. They can't communicate normally, they just try to contact each other by phones, though they like to be together very much. And when they come to school, we can see how glad they are to see each other. Наша королева – відьма. Да ти брешеш? Та ні, це точно. Вона цієї ночі народила кота та собаку. Ir taip kasmet nuo 22 metų vasaros mes kiekvienais metais atvežame vis daugiau, ta prasme, pirmais metais dabar bijau pameluoti, bet gal buvo virš 100 vaikų. Šiuo metu mes vežame apie 500 vaikų vasarą į stovyklas Lietuvoje. Tai didžioji dalis vaikų, kurie atvažiuoja į Lietuvą, jų yra tėvai arba žuvę, arba dingęs be žinios, arba nelaisvė. Dar dalis yra tų, kurie nuo pat pirmos karo dienos kariauja pirmosiose pozicijos. Mums padeda atrinkti Lietuvos garbės konsulai šitos vaikus, jie sudaro sąrašus, tarėsi su mumis. Ir kiekvienais metais mes organizuojame būtent tas stovyklas, jų būna vasarą 8, 6. Vienos stovyklos vyksta Kaltanėnuose, Svirne, tai vyksta nuotykių ekspedicija, vaikai gyvena palapinės ir vienu kartu jų būna 80. Kino stovykloje Anykščių rajone dalyvauja 30 vaikų, kurie mokosi filmuoti, vaidinti ir taip toliau. Kitos stovyklos vyksta Pamaryje, kur vaikai mokosi kaituoti, buriuoti irgi leidžia laiką tenai. Stovyklas mes galime organizuoti tik tais piliečių savanoriškų aukojimų arba Lietuvos verslo prisidėjimu.
We are very grateful to their organization Strong Together for such an opportunity for our children to come to another country, because they are very satisfied, they are very glad. We can see how much they are pleased with being here. All the time they were absolutely busy. They had a lot of kinds of activities. They played, they swam, they shot movie, and that was probably the activity which took all their attention and took a lot of efforts, and they learned how to work together. Все, що було класно, ми старалися вибирати гарні наряди, ми старалися робити гарні макіяжі, ми старалися, декорації дуже старалися робити. Ну, наверное, это почти для всех будет первый фильм, и то, что он получился очень хорошим. У меня все. These films were really wonderful. They are interesting, and children tried to play. I understand how much difficult it was for them, because not everyone feels comfortable in front of cameras, and they played very well. Досвід кіно, досвід спілкування, чудова природа. У вас були чудові литовські друзі, які вам дали стільки багато потужного. То мені так хочеться, щоб ви це зберігли у своєму серці, зберігли у своєму житті і вчилися бути вдячними тим людям, що вас оточують, тим, хто дарує вам прекрасні емоції. Нам з вами було дуже класно. То я всім дякую. Спасибі. Звичайно, у нашому світі не всі такі люди добрі, але змінювати все на краще нам треба вчитися. Так? Якщо ви звідси повезете додому частинку цього тепла, частинку цього добра і зробите свій маленький світ кращим, то таким чином ми зробимо весь світ кращим. Так? Ще раз дякуємо вам. To tell you the truth, I had probably the best rest for the last 3 years. As well as children did. Well, I had time to read a book. I also swam with children in this pond, and I got this positive energy from them. And once I understood that that is the place where I can rest with my not only body but with my mind also.